Sveika, kaip miegojai? Blogai. Kaip tu? Ilgai mėgiai kažkaip? Ai, kad grįžom tik pareičiais. Nu, tai kaip sekėsi? Pravalas. Jūratė suprato, kad mes sekam, tai pakeitė paveikslus. Apkeitė paveikslus? Nu, lėlė padarė. Vietoj paveikslų kišo kartono gabalą, mes nešėm kaip aukso luitą. Nu, aš taip ir sakiau, kad taip ir bus. Jūs nenorėtumėte pas kokį psichologą nueit su tėvu, ką? Ugne, baig. Nu, ką baig, man reikalingi protingi vyrai, kurie galėtų bent būto sąskaitas apmokėti. Taigi čia tik tai kelios dienos ir viskas baigsis. Kokius kelias dienos, kas čia baigsis, viskas išeinu. Kur eini? Į miestą einu. O ko ten? Į parduotuvę. Tai kad tu pinigų neturi. Ko ten eini? Apsidairyt. Aišku? Ko čia dairytis? Labas. Nu labas, ko čia durelės trankai mašinos? Ai, Donatas nervuoja, negaliu. Važiuojam. Ai, juk ne man tai kažkaip neramu darosi. Prasideda, ką? Nu aš pagalvojau, kaip Ignas. Vat jeigu Ignas sakys, kad jis iš vis tos mašinos parduoti nenorėjo, o kas tada? O tu pasakysi, kad norėjo. Ir ką jisai įrodys, ką? Kaip tik čia yra gerai, pagalvos, kad jisai viską ir suorganizavo ir viskas. Nu gerai, o Arnas nugirdytas. Arnas nugirdytas, tai ką? Niekas tie giliai nesikapstys, Sandra. Baigtų čia virpėt. O kur Ligita dabar, viską žinai? Gerai, paskambinsiu. Taip, žinau. Tai dabar? Ne, neužsiėmus, galiu. Taip. Tai gerai, tada pasimatysim. Nu, ačiū tau. Ate. Iki. Sandra skambino. Važiuojam dabar susitarti ir pirkti mašiną. Kur? Prie stadiono, ten atsimeniu, kur vaikystėje žaisdavom. O tai negeriau iškart važiuoti į regitrą? Ką žinau, sakė savininkas, ten bus futbolą žaidžia ir kažką. Ten takso taupo ir viskas. Tai ir nuvažiuosim tai. Tu nepamiršk, kad tu Sandrai žadėjai spyną pakeisti. Lemba, tiksliai. Spėsiu, reikia tik įrankius pasimti ir viskas. Kaip tau Sandra patinka? Ne. O kuo blogesnė už Medą? Viskas, reikia važiuoti. Aš staigiai, žinai, prisivalgiau, kai pajudėsi, man pranešk, privažiuosiu. Linkėjimai Sandrai. Bet Arnai, tu pagalvok. Tikrai geresnė už Medą. Ką veiki? Nematai, indus plaunu. Ką veiksi vėliau? O tu ko tu nori? Nieko. Česlovai. Ką? Kas tau yra? Man? Nieko. Tu man labai keistas. Tu gal sergi? Ne? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Kas tau yra? Man? Nieko. Tu man labai keistas. Tu gal sergi? Ne? Temperatūros turi? Ne. Palenk galvą. Nu, ne? Taigi sakiau. Ką darai? Malkas kaldu. Klausau. Tu prie namų? Tuoj. Ieva!
Klausyk, tu nematei to mano pilko megztinio. Taigi spintoj, kur visada. Kaip spėjau, aš išieškojau, aš niekur neradau. Nu, atsiprašau, bet tikrai. Don't look for no worries. Worries and troubles come around. Yes, I don't look Šitas. for no worries, people. Kur radai, Dieve, tu mano aš? Worries and Spintoj labai gražiai sulankstytas. Spintoj, Česlovai. Geras, ačiū tau. turning. Super. I got to keep my feet. Nežinau, kas čia vyksta. Nobody saw me crying. Nobody knows where I feel. Labas. Labas. Meistrą kvietėt. Kviečiau. Kas yra, kur problema? Nu, važinau po šitą paspiną, bet kažkas su čia neveikia, nesuprantu. Aha, tai gerai. Tuoj pasižiūrėsim ir įsiaiškinsim. Tai gal daug striukę pakabinsiu? Aišku. Tai kol tu krapštysies, aš gal kavos padarysiu. Gerai, būtinai mielai išgersiu. Ugnė, viskas gerai, jis atėjo. Aha, labai gerai. Aš pasiruošus jo. Tai aš išeinu. Česlovai, tu kai ką pamiršai? Ką? Nu, koks tu išbliškęs? Viskas tvarkoj. Ne, tu netoks. Viešpatie, nu koks ne toks. Kažkoks keistas, kas yra, Česlovai? Kas yra, nu tai tau kas yra? Tu ėdi mane visą dieną. Nu, Dieve mano, nereikia taip įsižeidinėti, aš tik rūpinuosi tavo sveikatą. Klausyk, nereikia žiūrėti į mane kaip į ligonį. Česlovai, nu aš atsiprašau, nu nepyk, nu, susitaiko. Ir aš atsiprašau. Oi, kokios meilės. Meilės. Ir ką? Gerai, iki. Gerai, iki nepyk. Lukate. Luka, tu ėmei pinigus? Kokius dar pinigus? Dingo mano pinigai, sakyk, ėmei ir ne. Nu, kad nieko aš neėmiau. Tai kaip tu manai, jie išgaravo, kur jie patys dingo? Tu manai, kad aš tiek vaila ir nebesuskaičiuoju savo pinigų, ar tu galvoji, kad mes jų turim tiek daug, kad iš viso nebeskaičiuojam? Nu, aš tau sakau, kad aš jų neėmiau. Luka, ko tau dar trūksta? Tu visko turi. Kaip tu gali vogti iš mamos pinigus? Ką tu nusišneki? Tu gal galvą pašalai ar ką? Ką man vogti iš tavęs? Kaip tu kalbi su mama? Nu kaip aš kalbu, kad nusišneki kaltinį nesąmonę? Tučtojau atnešk man pinigus, prašau. Viskas, tai- Kur tu eini, Luka, tučtojau grįžk, aš nebaigiau su tavim. Sandra! Sandra, ateik, jeigu gali. Tu ateinu.
Nu, va, atrodo, sutvarkiau. Puikiai veikia iš abiejų pusių. Arnai, ačiū tau labai labai. Jo, aš nežinau, kaip jie ten pateko, bet iš lauko pusės buvo prikimšta degtukų. Ach, tu matai, blema, čia tie kaimynų vaikai turbūt pridirbo. Panašu, kad vaikai, nes, ir spinos keis nereikės. Oi, ar netrodo toks mažas dalykas, sava, be vyro rankų ir neapseina. O, žinai, man malonu, kad galėjau padėti. Tai gal kavos? Ai, žinau, aš pas Ligytą turiu skubėti. Arnai, nu prašau, nu vieną puodelką. Vieną galima. Užeik. Tai autoriaus nepavyko nustatyti. Ponia, čia aiškiai Pilies gatvės tapyba. Va, švieži dažai. Tapyta prieš 2-3 metus. Tikrai? Taip, ponia, tai bent autoriai žinomi. Tai Adomaitis, Kasparavičiūtė. Čia? Tai jisai visiškai bevertis. Ja, na, 100. 200 duočiau. Kiek? 1000. 1000? Aš sumokėsiu, kad ir dabar. O gal 2? Ne, ponia, 2000 per daug. O ką man jį iš viso pardavinėti? Palaikykit. Aš geriau jį nunešiu kokią nors galeriją. Ten jį gal koks pusprotis nupirks. Iki. Duodu 3. Ir ką tu čia iš vis parinėsi? Ką tu čia klausai, ką Ugnė šneka? Na jo, tik tiek, kad manau, kad neteisi. Dėl ko, kad aš mažvaikis? Ne, nu, kad mes miražus vaikomės kažkokius. Kokius miražus, seniuk, va, dailininko dirbtuvės, va, jūratės mašina, paveikslas yra ten, dirbtuvėse. Jeigu jis ten liks, mes iš ten jį paimsim. O jeigu jūratė kur nors kitur nuneš, mes iš ten paimsim. Jeigu pas jūratę namuose atsidurs, mes iš jūratės namų paimsim. Seniuk, aš nebegaliu. Užkniso tas skurdas, va taip va. Pažiūrėk, su kokia lūpena tu važinėjai. Būtų gerai, kad tas paveikslas liktų dirbtuvėje, tada galėtumėm ramiai ir paimti. Man jau pofik. Kur bus, ten ir paimsiu. Aš tau sakau, čia paskutinis mūsų šansas. Paskutinis šansas vėl užšokti ant bėgių ir pasivažinėti gyvenimo traukiniuku. Ja. Kokteilių padariau. Aha. Labai silpnas. Žinai, gal aš atsisakysiu dar vairuoti šiandien turiu. Oi, ne, tai kad čia labai silpnas, čia labai mažai alkoholio dėjau. Visi labai gyrė, visus svečius vaišino. Jo, gražiai atrodo. Tai už tavo pagalbą, ačiū tau labai, Arnai. Baig, tai nėra už ką, bet žinau, tikrai aš atsisakysiu, aš vat geriau kavos. O tu visada toks? Koks? Nu, ką žinau, toks ramus, visada rimtas, toks viskas sugebantis. Taip. Merginų dėmesį turbūt neatsigini. Nesakysiu. Ai, turėtum merginą, taip ramiai nesėdėtum. Turbūt, kad ne. Paragausiu. Žiauriai skanus. Į sveikatą. Į sveikatą. Koks skanus. Nu, gal nežinau. Tikrai, bet atsisakysiu, pačiam bus ramiau, nes dabar žinai, kiek žymių žmonių prigaudė. Taigi atima teisės didelės baudos, man tai iškart su darbu susiję, dirbti negalėsiu. Jo, būna, tikrai būna. Kava, ramybė ir viskas tvarkoj. Ką? Viskas, eisiu kavą, pabaigiau, dar pas Ligytą reikia užsukti. Jeigu galima, dar norėčiau vandens po kavos. Visada atsigeriu. Vandens? Jo. Tai aišku, žinau, kaip tik šaldytuve turiu šaltą, tu atnešiu. My mind outside in the night.
Už 3000 aš jo neparduosiu, aš noriu žinoti tikrą paveikslo kainą. Ponia, nežinomas autorius, niekada nebus vertingas. Tai aš susirasiu kitą ekspertą. Tai bus studentas, ponia. Nutapė, paėmė gatvėje, pardavė arba per kaziuko mugę. O jeigu čia Šostakovičius? Šostakovičius buvo kompozitorius, ponia. Taigi aš pati žinau, aš ją perkeltinė prasme. Taip, galutinė šito paveikslo kaina yra 15 000. Jūs sakėt, anie du paveikslai kainuoja po 3 000, tai bendra suma su nuolaida 20 000. Duokite man 3 dienas, aš surinksiu tos pinigus. Tai vat, kai turėsiu tos pinigus, tada man ir paskambinsit. Iki pasimatymo. Leiskit, aš jūs palydėsiu iki automobilio. Gerai. Šmikis. Dieve, brangus, panelė, jums viskas gerai. Panelė. Klausau. Ko tu neatsiliepiai man? Tai kur tu buvai 100 milijonų kartų skambino, tu supranti, kad per tave mane dabar apiplėšė. Taip, visus pinigus pavogė. Tai ką žinau, kažkokia pana pribėgo, davė dujų ir viskas. Tai jau buvau policijoje, ką tik pareiškimą parašiau. Ką žinau, visus pinigus pavogė, ką man dabar daryti? Gerai, tai lauk manęs ten, aš atvažiuoju. Jo, atvažiuoju. Jaunuoli, žiūrėkit, kur jūs važiuojat? Atsiprašau. Važiuok. O kodėl jūs rakinat duris? O ne kaimynai alkoholikai, pomušai. Jo. Atsiprašau. O, žiūrėk, pasirodė. O kas tas Garbanius? Dailininkas iš eisenos matau. Žiūrėk, atrodo, Jūratė įsiveža paveikslą. Tai labai gerai, seniuk. Imsim. Šiandien arba niekada. Tai dėkit. Ei, kur jūs einat? Žiūrėk. Nesupratau. Jo, papa. Laikykit.